Sveiki gyvi mėlieji karpinės žūklės gerbėjai. Vėl nauji metai, vėl naujas sezonas, vėl sveikiname su jumis iš Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato. Pirmasis etapas Latvija Balotės Ezers. Ir čia ne tik tai vyksta vyrų sportinės karpių žūklės čempionato etapas, vyksta ir moterų, ir jaunimo iki 22 metų varžybos. Šiandieninį vakarinį svėrimą mes pradėsime būtent nuo moterų. Judėsime per jaunimo sektorius ir tada jau atsidursime vyriškoje pusėje, kur vyksta čempionatas. Kelis galbūt sektorius spėsime pasverti ir tenais. Mano kolega Ronaldas jau prabėgo per visus sektorius. Tiesioginės transliacijos, kuri turbūt įvyko, jeigu pavyko metu, jūs galėjote stebėti ten sugautą laimikį. Šitam krante, kadangi interneto nėra, mes darome vaizdo įrašą, taigi šiuo metu, kaip stebite šį vaizdo įrašą, svėrimas jau visur yra pasibaigęs ir galima palyginti esamus rezultatus. Bet duotuoju momentu būtent čia yra sveriama žuvis. Pirmasis sugautas laimikis, kuris sveria 3 kg 125 gramus. Ūgtelėjęs mailius įžuvintas prieš keletą metų jau turbūt pasiekė tokį kovinį svorį. Kiek pamenu, prieš 4 metus mes čia kovojom su kilograminiais 1,5 kg žuveliokais, o šį kartą jau turime ir ūgtelijus. Taip, pernai taip pat jau pasitaikė, kad svorio vidurkis buvo kiek pakilęs. Šiemet, matau, galėsime džiaugtis dar didesniais svoriais ir būtent dar didesnių pagautų kiekių. Beje, berods pernai metais buvo sugautas rekordinis aplamai svorio kiekis per visą Balotės istoriją, kiek čia žvejoja sportinės karpių žūklės atstovai. O šiemet su moterų pagalba dar daugiau sugausim. Kaip pati dienelė, kaip judesys iš karto prasidėjo, ar reikėjo laukti? Truputį reikėjo palaukti, bet nesėkminga. Kibimų daug, o žuvis tik 2. Nu tai kokios išdykėlės. Kliuviniai kokie tai, ar atsikabinimai? Atsikabinimai, na va. Tokie reikaliukai. Su jais, aišku, reiks išmokti gyventi, reiks išmokti su jais kovoti. Nieko nepadarysi. Bet varžybos dar tik tai prasideda ir nereikia čia, kaip sakoma, teisti ryto be vakaro, o tas vakaras tikrai gali daug ko atnešti ir jau sekmadienį galėsime pasibaigus varžyboms apie 12 valandą vertinti sugauto laimikio kiekius tiek vienų, tiek kitų komandų. Išsiaiškinsime komandas nugalėtojas tiek Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato pirmojo etapo Melior taurės varžybose vyrų pusėje, tiek moterų pusėje, tiek jaunimo iki 22 metų, kurių komandų yra net 8 čia. Tai 3 moteriškos komandos, 8 jaunimo ir 20 vyriškų komandų, kurias papildė 8 naujos ir naujos senos komandos, kurios praėjo kvalifikacinį atrankos turnyrą, vykusi gegužės mėnesio pabaigoje. Kintuose 24 komandos ten susirungė dėl galimybės patekti į Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą. Na, o tenais jos nugalėjusios, arba pirmos 8 komandos, būtent atkeliavo į čempionato aukščiausią lygą. Žinoma, dar po pernai metų pasitraukusiai Judeksų komandai reikėjo irgi atlaisvinti vietą, tai galima sakyti 9 komandos papildė čempionatą, nes būtent Rimantas Kičas esantis jūsų ekranuose dabar šiuo metu čempionate trina kites, iš liūdėsio teisėjauja, bet viskas gerai. Rimantui šiemet patikėta rimta užduotis atsirinkti arba stebėti, tiksliau, kaip žvejoja komandos, prižiūrėti tvarką, bet tuo pačiu ir vertinti sportininkų pajėgumą galimybėj dalyvauti pasaulio čempionate, kuris vyks Kroatijoje. Ir būtent Kroatijoje mes visi vėl bandysime susirungti su geriausiamis ir pajėgiausiamis pasaulio rinktinėmis vykstančiose pasaulio sportinės karpių žūklės čempionato varžybose. O čia visiška, kaip sakoma, karinė ramybė, žuvų nėra, viskas ramu, mėgaujatės saulėlydžiu. Pasimatysim ryte. Gerai, neižvyno,
ir judame toliau. Kaip matote, sektorius iki vakarinio 7 valandos vėrimo, nuo 12 valandos, kada prasidėjo šios varžybos, nepadovanojo nei vieno laimiko. Galbūt kažkoks kibimas ir buvo, galbūt jisai nebuvo realizuotas. Na ir tuo pačiu priverčia 52 sektoriuje esančią komandą sėdėti ramiai, laukti to sekančio kibimo. Žinoma, tas pats vėjas irgi nėra labai dėkingas, nes būtent vėjas yra šoninis, viską nešantis nuo sektorių, tai galbūt galimai ir tas turi didelės įtakos. Greitai prabėgome ir pro 51, čia irgi nieko kažkaip. Tai vat matom komandos atstovą, tai gal jau papasakokit, kas čia taip nutiko, kodėl čia nieko nėra. Kodėl čia nieko neatsitiko? Nu, nežinau. Aš palaikysiu. Ką žinau, dirbom taškus, bet nieko. Buvo vienas toksai atleidimas, bet spėjom, kaimynai buvo žuvį į mūsų pusę išėję. Atleidome, aš čia pakeliam nieko. Nu, laukiam. Tai gero laukimo tada. Judam žiūrėti, kas pas kaimynus 50-ame sektoriuje. Čia truputėlį reikės vėl pasivaikščioti apie ratuką. Nes tiesioginio prieimo prie sektoriaus esančio čia už krūmų nelabai yra. Bet jeigu pavyks, tai mes prieisime iš šono. Matau, keliukas šone yra. Gerbiamas teisėjas Rimantas Kičas, matau, juda link sektorių, reiškia kažkokios gyvasties galimai ten yra. Čia kaip ir jau matom atkeliavusi vakarienė, kurią bus galima pasistiprinti sveiki. Ir mums žinoma, ne maistas dabar yra svarbiausia, mums rūpi, kaip komandoms sekėsi gaudyti žuvį nuo pietų iki būtent dabar 7 valandos. Kaip sakoma, pagalbos rankos laksto, padeda išnešioti vakarienę. Na ir čia matau, krepšelis rankoje yra, nedidelis karpiukas jame. Greitai mes jį pasversime ir pažiūrėsime, kokio svorio žuvytė. Kol svarstyklės yra ruošiamos, galima ir pakalbinti jaunimą. Kaip diena praėjo? Sykį, normaliai, iš tikrųjų sunki buvo, kol susiradom viską, bet šiaip ne taip atradom. Taškus kelis potencialius tikriausiai. Žiūrėsim, kaip jis toliau. Kokiu būdu ieškojot? Su markeriu. Pavyko? Šiaip ne taip pavyko. Po ilgai ieškojimo pasakė. Pamokas markiruotės ėmėte sąskrydžio metu ar patys mokinotės? Patys mokinotės, dabar biškai. Gerai. Pirmas tokios rimtos varžybos? Jo. Štai gražuolis, karpiukas. Pirmas rimtos varžybos. Čia antras ir paskutinis, ar daugiau dar yra? Paskutinis. Kaip pačiam sekėsi? Gerai. Dienelė tai praėjo ir viskas, porą pasigavome tiek. Patenkintas kol kas? Kol kas taip. Gerai. Žiūrėsim. Gerai, džiugu. Lauksime rezultato ryte. Sveriam šį gražuolį. 2 kg 350 gramų. Nukabinam, jaunimas mokinasi, sakoma, sportinės karpių žūklės. Tikrai džiugu, kad gan gausus būrys jaunuolių dalyvauja varžybose. Patarimų negaili ir pats Rimantas. Džiugu, kad yra galimybė dalintis patirtimi ir jaunimas tikrai dalyvaudamas varžybose nemažai išmoks gerų pamokų, kurios padės ateityje, nes jos tikrai yra vertos ir galbūt ateityje jie taip pat papildys Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato dalyvių gretas. Žinoma, priklausys nuo noro, nuo entuziazmo, bet smagu matyti, kad vis dėlto yra gausus būrys U22 kategorijoje žvejojančių jaunuolių ir jie gali parodyti savo sugebėjimus. Taip pat ir kažko išmokti iš senų vilkų, tokių kaip Rimantas Kičas, kuris šiuo metu atlieka ir teisėjo vaidmenį, prižiūri visą veiksmą, kad viskas vyktų teisingai, kad būtų laikomasi linijų, kad būtų žiūrima teisingo žuvies vėrimo, žuvies paleidimo ir visų kitų
varžybų taisyklių. Ir dabar svoriukas 2 kg 225 gramai. Kol žuvis yra sveriamas, jūs taip pat galite atsidaryti ir Excelio lentelę. Būtent toje lentelėje matosi visos sugautos žuvys. Priminsiu, kad čia yra vaizdo įrašas. Ir jau šiuo metu, kai stebite šį įrašą, visas svėrimas yra pasibaigęs. Mes jau visą žuvį esame susvėrę. Kaip visada, balotė dovanoja vieną kitą karpiuką. Tik tai varžyboms prasidėjus, labai kažkokių stebuklingų ir didelių kiekių tikrai nebūna. Kaip matėte, jau praeiti pirmi sektoriai rodo, kad žuvies bent jau toje pusėje nelabai daug buvo. Judame toliau. Krantė LT pazonėje. Komandos žvejoja ir gaudo laimikį. Kaip matom, pasiruošę sverti, reiškia, kažką turit, neturit. Na va. Tai žuvies nėra, nieko nepadarysi, kol teisėjai keliauja greitą komentarą. Kaip diena, kodėl nieko nėra? Nežinau, dirbom, bandom, stengiamės kažką ieškoti vaistų. O kokių vaistų, aišku, pusdienis praėjo nuo startą, tai manau, po nakties gal geresnį reikalą bus. Temą kažkokią turit savo atradę, ne? Sunku pasakyti dar. Ieškot? Ieškot. Gerai. Iki greito. Judam toliau. Čia, kaip sakoma, temos vis dar ieško. Galbūt kažką ir atras. Keliaukime toliau. Su Rimantu šiandien jau berods 3 kartą išbėga į aikštelę per sektorius, nes tikrai kaip labai pareigingai ir atsakingai ėmėsi šios užduoties. Rimantai, kol šiandien lakstei per sektorius, aišku, kol laukiai pačių teisėjų. Ką gero įdomaus pamatėjai, kaip ten komandom sekasi, kokia situacija, koks krantas. Ir, nu, aišku, mes galbūt ir pamatysim, bet anonsuojant, ko laukti, ką žiūrovai dar pamatys. Su A, B zona kaip ir viskas tvarkoj. Nebuvo kažkokių stebinančių dalykų ar kažko tai, sakykime, iš esmės daugiau mažiau viskas yra tvarkoje. Vyrai tvarkingai tiek laikosi linijų taisyklių, tiek kitų visų taisyklių, tai kaip ir pastebėjimų ir kažkokių nusižengimų nepastebėta. Bet, sakykime, su jaunimu gal ilgiausiai šiandien daugiausiai laiko praleidau, dėl to, kad tikrai pas jaunimą buvo tam tikrų smulkių pažeidimų, bet čia yra nieko baisaus, tiesiog jaunimas iš nežinojimo, tai yra jų Daukano pirmos varžybos, tai yra labai sveikintina, kad jaunimas domisi tokiu sportu, žūklės sportu, tai jiems, kaip sakau, daug kas yra atleidžiama, tai padirbo su kiekviena komanda, kaip turi atrodyti, kaip turi vykti žuvies traukimas, kada gali liniją kirsti, kada jos negali kirsti, kokiais momentais ir taip toliau. Iš esmės, su moterim buvo mažiau darbo, iš esmės jos visos dalyvavę netgi pasaulio čempionate ir yra prizininkės, tai problemų kaip ir nebuvo, atėjo iš karto meškerės labai tvarkingai sumestos, pagal linijas, laikosi visų taisyklių ir viskas. Viskas kaip ir toliau tvarkoje. Taip, dabar mes atėjome čia į 40, jau skaičiau, pamečiau, čia kol mes užsišnekėjom, bet čia žiūrau irgi jaunimėlio yra, čia žuvies nelabai. Na greitai, klausimėlį užduosim, kad jau visus kalbinam. Kaip jūsų dienelė? Nu, gan sunkiai šiandien. Nepavyksta atrasti to vaisto, ne? Nepavyksta, jo. Bandom visą dieną, bet tikimės rytoj gal kažkas. Kaip kolegai? Gerai? Good? Pagausit kažką? Gerai. Žiūrėsim, kaip seksis gaudyt. Keliaujame į gretimą sektorių. Ten greitai bus aišku, ar yra ką sverti. Matau, svarstyklės yra statomas, reiškia, laimikio yra. Gerą dieną. Kaip sekasi prižiūrėti jaunimą? Nu, negaliu perlipti. Kitos lenės. Bet balsas tai perlit gali. Balsas gali. Ir matau, neblogai lipo tas balsas, 3 burbuliukai vandenį. Ar daugiau yra? 5. 5, o, čia labai gerai.
Tai kaip sakoma, kaip senas žvejys, vilkas, ne? Tik kad senas, nežvėjai. Nu vis tiek gal kažkokį patarimą davėt, vieną kitą. Tai mano pati pradžia irgi buvo kažkada tai. Tokia. Tokia, bet dar su tojais teleskopinėm. Nu visi, bambukinių pradėjom, paskui jau teleskopinės atsirado, o paskui jau prasidėjo rimti žvejybos įrankiai. Na ir čia matom, kad žuvyčių yra, prieisim arčiau, pažiūrėsim kaip svoris. Ai, nu tai čia jau matyti veidai, čia viskas taip ir turi būt. Čia kaip čia pasakyti, Mantos Taškaus mokinys, čia Krante LT, Traužuvį LT, tai yra, atsiprašau, komandos mokinys, kuris jau ne vieną čempionatą kartu stebėjo veiksmą, kuris vyko čia ir Balotėje, ir Kentuose, tai matom, kad pamokos tikrai išmoktos ir bent jau laimikio kiekis tikrai rodo, kad neblogai vyrukai padirbėjo. Ir iš karto keli patarimai tuo pačiu ir iš Rimanto pusės, kuria pusė žuvį geriausia dėt, kad turėt saugų žuvies pasvėrimą, kad netyčia neiššoktų, kad nereiktų duoti netikėtai geltonos kortelės, dėl to, kad žuvis atsidūrė ant žemės. Yra įvairių niuansų, kurie vis dar nauji ir nepažįstami jaunimui. Mat, kaip tik Rimantas patarė ir kaip išpinti krepšį, iš karto apsukt žuvytę, kaip ją išsitraukti gražiai. Viena yra stebėti, turbūt kita yra pačiam dalyvauti, ne? Tikrai taip. Labai didelis skirtumas. Ar jaučiasi tas adrenalinas pradžios varžybų? Ne, taip labai jaučiasi. Truputėlį tokio drebesiuko, ne? Kaip kibimas? Geras, ne? Po biškį. Netobulas, Bet žuvies yra. kaip matom, kad yra. Gaudyt sekasi, svert sekasi, kaip kolegai. Viskas gerai. Patenkintas? Metam, traukim kelią. Teisingai. Svarbiausia, neperstojamas procesas. Burbuliukų vandenyje yra, žuvies tinkle irgi yra. Puiku. Šaunus rezultatas, kurį galime stebėti, džiaugtis ir galvosime, kaip čia seksis toliau. Nes, varžybos dar tik tai prasideda, to veiksmo tikrai bus nemažai. Ir svarbiausia, kad išėjimas išvažiavo. Taip, o žuvis sveriama, reikia gražinti maišą ant kuoliuko, pakabinti atgal ir reikės eiti sutvarkyti kolegos nepabaigtą pradėtą darbą, kol jisai traukia žuvį į krantą. O čia nuo svarstyklių 2 kg 550 gramų keliauja atgal į Balotės vandenis. Ir žiūrėsim, kaip čia pavyks ištraukti žuvį. Lipam iš vandens, toks nurodymas, taisyklės yra taisyklės. Traukiama žuvis nuo kranto. Tiek metam, tiek šeriam, taip. Bet gerai, jaunimas greitai mokinasi, nes pati pradžia buvo ir metimai, ir šėrimas iš vandenio, daug tokių visokių istorijų buvo, bet nieko susitvarkėm, apkalbėjom su visais, visas taisyklės, kaip tai turi būti. Už ką yra skiriamos geltonos kortelės, už ką yra skiriami įspėjimai. Tikrai jaunuoliai mokinasi, labai džiaugiuosi. Ir prieš tai, kai buvau atėjęs, ir dabar jau matau tikrai rezultatas daug geresnis ir matau, kad ir pas vyrus nuotaikos neblogos. Ir matom, kad čia ir daug patirties tokios jaučiasi, bent jau pagauto laimikio kiekyje. Sakykime taip, kad iš to pačio 8, tai tikrai buvo gal 2 ar 3 komandos, kuriom nedaug reikėjo pastabų duoti. Tai šita komanda buvo, iš tų vienų buvo šita komanda tikrai. Matėsi, kad sumestos tvarkingai meškerės savo sektoriui ir kad vyrai stengiasi, ruošiasi viską. Dabar jis, kaip suprantu, eina graibštuoti, tai
O, čia gražesnis egzempliorius. Taip, į meldas įėjo, įsisuko. Galbūt nepabėgs. Va, taip teisingai. Ir kitą kartą kampą turi didinti iš anos pusės. Neįkarti žolių. O, teisingai. Dar gerai padėsim. Dabar tu į vandenį negalėtų, nes jie yra įėję. Tau turės paduoti graižtą. Atsakingas momentas, visi užlaikę kvapą laukiame. Įmetamas graibštas į vandenį. Dabar jau vienas žvejys turi pats susitvarkyti su viskuo. Taip, žuvis graibšte. Sėkmingas ištraukimas. Keliauja žuvis viena į vandenį, kita keliaus į svėrimo maišą ir puikiai papildys esamą laimikio kiekį. Liko berods dar porą sektorių. Neaišku kaip dar tenais, bet kol kas, kiek matome, tai čia geriausiai komandai sekasi. Geriausiai pagavo žuvies, būtent greitai bandoma permesti, nes laikas pinigai. Ai ne, šį kartą padės komandos draugui pasverti žuvį. Ir tada jau bus permetamos meškerės ir žvejojama toliau. Adrenalinas daro savo. Dar kameros, dar čia kažkas šneka. Žuvis apsukama į užsektą krepšio pusę. Čia irgi detalė svarbi, į kurią visi turėtų irgi atkreipti dėmesį. Ir dabar kabinam ant kablio ir žiūrėsime, koks čia šio ką tik pagauto laimikio svoris. 2 kg 525 gramai. Taip, prieš tai svertas karpis 6 kg 125 gramai, tai yra didžiausia pagauta šios komandos žuvis. Vidutinis svoris 2 kg 425 gramai. Atsiprašau, mažiausia žuvis 2 kg 425 gramai ir vidutinis svoris 3 kg 215. 5 žuvys ir čia dabar jau 6 žuvytė. Taip, tai dar 4 sektorius eisime pasverti. Viso, kaip minėjau, 8 komandos U22 klasėje ir jaunuoliai tikrai rodo puikų rezultatą. Neblogas spurtas nuo pat starto. Jeigu palankus orai toliau bus kibti žuviai, tai sektoriuose sverti žuvį mes tikrai užtruksime ir bus vaizdų jums. Na, o čia savo pareigą baigiame ir keliausime toliau. Žiūrėti, kaip sekėsi jaunimui gaudyti žuvį. Tikrai kviečiame ir kitą jaunimą prisijungti, stebėti sportinės karpių žūklės varžybas, stebėti, kaip sekasi tiek vyrams, tiek moteriams, tiek jaunimui žvejoti. Tikrai nemenkų ir pamokų galima išmokti, galima ir tuo pačiu sužinoti kažką naujo, netgi stebint. Galima gilinti savo žinias, žiūrėti, kokius įrankius naudoja dalyviai, taip pat galbūt tai padės patobulinti asmeninės žūklės rezultatus, nebūtinai dalyvaujant varžybose. Na, o čia dar vienas įdomesnis momentas, ką jau gan senokai mačiau, tai keletą pastarųjų dienų balote Amerikėje lietus. Pakrantės visos pažliugosios, keliukuose telkšo balos ir oras toks galbūt net labiau primenantis gegužį, nes kiek save pamenu, jau birželio mėnesį, kai atvykdavome į balotę į varžybas, tai būdavo jau visiška vasara. Galvoje sukdavosi
kaip ir mintys apie gaivesnį orą, norą išsimaudyti ežere, o čia šiandien tas plus 16-18 laipsnių, kaip matote, ir svėrėjai. Su ilgomis kelnėmis, su šiltais megztiniais stengiasi apsirengti ir būti šilčiau. Plius dar vėjukas šioks toks vėsesnis. Na ir automatiškai nieko čia į vasarą panašaus nėra, bet ir nėra labai šalta, kas irgi džiugu. Taip, keliaujame dar į vieną sektorių. Ir čia hidrokostiumai eina į trasą. Vyrukai. O, prašau. 5, ne? 5, prašau. Šaunuoliai. Matom, irgi netinginiavot. Normaliai, jo. Paėjo geriau negu planavom. Tikėjotės, kad nieko gal nebus, gal ko sužymėsit, kol ką? Iš tikrųjų, šiaip važiavom, galvojau, net neatsidarysiu varžybas, taip važiavom. Bet, gavos geriau. Tikrai gavos geriau. Tai dabar toks azartas apėmės, ne? Žiūrėsim, jo, žiūrėsim kaip naktį bus. Dairotės į kaimynų palapinę. Aišku. Tie labiau gal įdomesni, kol kas bent. Nu, ten irgi yra. Tai žiūrėsim, kaip bus po nakties, o dabar pažiūrėkim, kokio dydžio žuvys čia pas jūs. Kokie gražuoliai sugauti. Na ir čia 1, 2, 3, 4, 5 burbuliukai vandenyje. Veidu dedam į užsaktą pusę, kad žuvytė nepabėgtų. Atrišamas maišas, išimama žuvis, atrišamas dar mazgas. Čia, kaip sakoma, kokia kiekviena žuvis aukso verta, tai reikia pasirūpinti, kad ji nepabėgtų. Pernai metais Balotėje vyko ir pasaulio jaunimo ir moterų čempionatas. Balotėje ruošiasi priimti 26 metų sportinės karpių žūklės pasaulio čempionatą, kuriame nauji sektoriai. Žinoma, tuo pačiu ir mūsų žvejams įgyta patirtis čia vykstant Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatams taip pat yra labai svarbi ir neįkainoma. Ir jeigu tikrai tas čempionatas čia įvyks, tai tos įgytos žinios bus tikrai aukso vertos ir labai prisidės prie rezultatų, nors fortūna jinai tokia jau yra, kad kartais jai pavyksta nusišypsoti, o kitą kartą fortūna šypsosi kitiems. 3 kg 450 gramų ir dabar iškeliaus atgal į Balotę, o tenais tolumoje kitam krante jau žvejoja Lietuvos sportinių karpių žūklės čempionato pirmojo etapo Melior taurės komandos vyrai. 20 sektorių. Vėjas nuo dienos vėl pakeitęs kryptį, daugiau toks pietvakarių, gal sakyčiau, vakarų vyraujantis, tai galbūt ir šiek tiek į šoną pučiantis, o šiuo metu bent jau galima pagal bangas sprendžiant matyti, kad netgi daugiau į čia yra, tai galbūt tą laimikį ir neša būtent jaunimui, nors iš ryto Rimantas minėjo, kad labai geras vėjas, labai geras oras, būtent viskas nešė į priešingą krantą, bet praėjusi nedidelė liūtis, aplenkusi beje audra Balotės ežerą šiandien ir bent jau pačiam Jekapilio mieste tai teisėjai minėjo, kad stipriai nulijo, stipriai liūtis buvo su kruša, tai bent jau Balotėje čia mes to nematėme mūsų Instagramo paskyroje ir aišku, tą pačiame mūsų Facebook'e galite rasti vaizdo įrašą, kur lyg ir viskas užgimti turėjo, pavirsti į stiprią audrą, bet kraštukų praėjo ir galima sakyti, kad mūsų žvejams pasisekė. Buvo trumpam duotas signalas ištraukti meškeres iš vandens, nes buvo ir žaibų, bet
15 minučių ir vėl viskas nurimo ir grįžo į senas vėžes, į seną ritmą. Čia laimikis yra 3 kg 250 gramų. Antra žuvis. Sveriam, paleidžiam ir į maišą keliauja trečias laimikis. Nelabai nori išeiti iš maišo. Iškeliauja karpiukas. Ir dabar sekantis. Truputėlį didesnis, apie 3 kg vėl vyraujantis svoris. Keli šimtus gramų ūgtelėje karpiukai nuo pernai metų. Aišku, čia dar tik tai pati pradžia, tai šie mažo kalibro karpiai visą laiką atakuoja pirmieji, didesnių reikia palaukti, gal kokio ketvirtadienio, penktadienio ar didžiojo šeštadienio, netgi galima sakyti, kad jau tikimasi tų didžiųjų, bet būna kartais ir didieji nepasibodė kaip tai anksčiau ir išauna ir nudžiugina žvejus papuolę į krantą kiek anksčiau. Sverkime trečiąjį karpį. Ir čia gražiai birželio saulei leidžiantis fiksuojame 3 kg 150 gramų svorį. Tokie visi kaip nulieti. Prieš 4 berods metus Rimantai buvo įžuvinta stipriai šis telkinys prieš pat Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą. Tą atsimenu, kai netgi svorio minimumas buvo paleistas iki kilogramo 200 gramų. Taip, buvo iki kilogramo 200, nes buvo labai daug mažos žuvies įleista. Bet iš esmės vis tiek finale dominavo tarp 1,5 kg ir kilogramo 800 tuo metu žuvis. Tai kaip ir ten nelabai ir buvom nuleidę tą kartelę, bet viskas buvo gerai. Metams bėgant matom, kad ūgtelėjo karpiukai. Manau, kad normalu, didelis ežeras, daug maisto ir karpiai, kiek matau rūšies, tai karpių rūšis yra pakeista, nes prieš tai buvo karpiai tie, kurie nelabai augo, o dabar Latvijai pakeitė rūšį karpių ir šitie karpiai, jeigu prie geros mitybos, gali ir 1,5 kg per metus priaugti. Ėdresni tokie, ne? Taip. Bet ežere, kada reikia daug sportuoti ir daug irkluoti. Taip, svoris mažai auga. Tai tada jisai auga iki kilogramų per metus. Gražūs žvyniai, ta prasme, patys karpiukai tikrai gerai atrodantis. Aišku, tas svoris po truputėlį auga, yra ir didelių. Matėme. Pernai, užpernai tikrai pagauti apie 16 kg berods karpis. Aišku, čia skalando kalbos, kad yra ir 20 kg karpis kažkur, tai kurį Latvija yra sugavę kažkada. Na, vilėmės, kad ir mums pavyks jį kažkada pamatyti. Na, bet duotuoju momentu džiaugiamės šiais mažyliais, kurie kažkada bus dideli. Na ir dar vienas toks įdomesnis niuansas būtent šio ežero, kad šis ežeras prieinamas visiems žvejams ir čia galima kažkiek išsinešti žuvų, berods iki 3 vienetų. Pagal Latvijos įstatymus, tai kiek kalbėjome, tai po 3 vienetus leidžia žuvies išsinešti. Ir čia nereglamentuojamas svoris, tu pagavai 20 kg ir tą gali irgi išsinešti turbūt. Žinoma, tai 3 žuvis gali išsinešti. Labai gaila, nes yra sąmoningų žmonių ir yra tokių, kur, žinai... Kiek kalbėjom su Latvijos gamtosaugininkais, tai sako, bent laikytųsi tuo principu, kad 3 žuvys, bet dažniausiai tempia kiek pajėgia. Deja. Bet šitą ežerą labai saugoja pati gamtos apsauga. Taip, nes priklauso šitas telkinys būtent Latvijos gamtos apsaugai, tai čia galbūt ir didesnė priežiūra yra, nes yra tikrai stiprios stebėjimo kameros čia stovinčios, kurios tikrai labai gerai mato, ką žvejai ir nežvejai veikia atvykę prie vandens telkinio, o čia sveiki gyvi, dar vienas sektorius ir čia 2 laimikiai. Tai kol laukiam, pakalbėkim, kaip sekėsi diena. Neblogai, biški sunkoka buvo, bet, pramušim porą ir tikimės daugiau, kad...
Kolegos čia truputėlį užmojavo? Nu, jo, tikrai taip. Nieko, viskas dar jūsų rankose, sugebėsit, nenuleidžiam galvos, nes jeigu mums nesiseka, kaip sakė gerbiamas Marijonas Mikutavičius, nes jūs galbūt ne iš tų, kur pralaimi dar nenugalėti. Taip, čia dabar reikia labai saugiai išimti žuvį iš tinkliuko, apsukti kitą pusę. Įdėta į svėrimo maišą. Jo, galvą visą laiką reikia dėti į tą, kur užsukta. Supratau. Svarstyklės truputėlį reaguoja ir į kamerą. Čia toks vat irgi įdomus niuansas, kurį nesenai išsiaiškinome, kad geriau truputėlį būt toliau nuo pačių svarstyklių, nes elektronika kažkodėl tai reaguoja į telefono skleidžiamas bangas. Ir kiek čia dabar bus? 3-5, 7-5. Na va, visai nebloga pradžia. Geras startas. Paleisim žuvytę. Tikrai vat, smagu, kad Rimantas prideda ranką, liaudiškai tariant, pamokina jaunimą, kaip teisingai ir žuvį pasverti, ir žuvį paleisti. Tai tikrai tokiose varžybose įgauna jaunieji žvejai neįkainomųjų pamokų, kurios tikrai ateityje pravers. Ir tarkim, netgi dalyvaujant tarptautinio lygio varžybose neleis, kaip čia sakyt paprastai, apturėti sarmatos. Čia jau toks didesnis. Paklausime kolegą, kaip jam diena prabėgo, kaip tu vertini? Oi, sunkiai šiandien, kol atsimatavom, audra atėjo, sunkiai, kol užsimetė meškerės, vėjas, labai sunku užsimest į tam tikrą tašką. Dabar tas vėjukas truputėlį kampu, tai gal lengviau pasidarė jau, ne? Ir vakaras rimsta. Nurimo, jo. Tai lengviau dar reikės ant nakties persimest tiksliai. Gerai, žiūrėsime, kas pas jūs bus rytoj ryte. O čia, kol ruošiamas verti paskutinis gražuolis. Pasigrožėkime vakarinių balotės peizažų. Gražus telkinys, Jėkapilio pašonėje. Kiekvienais metais kartuoju visiems, kad čia verta atvažiuoti bent jau pabūt savaitgalį. Žinoma, su orai šiemet galbūt nelabai lepina, bet duotojų momentų mes čia atvykome ne poilsiauti, bet gaudyti žuvį, dalyvauti varžybose. Tiek jaunimas, tiek moteris, tiek vyrai. Ir išsiaiškinsime sekmadienį, kas iš jų yra stipriausi, pajėgiausi, kam pavyko pagauti didžiausią laimikio kiekį, kas taps Lietuvos sportinės karpių žauklės čempionato pirmojo etapo nugalėtojų, kam atiteks Melior taurė. Šis etapas yra būtent Melior rėmėjo etapas, o visą čempionatą priminsiu, kad remia generalinis rėmėjas Danės Perlas. Taip pat pasinaudosiu progą, kad keliaujame iki kitos sektoriaus, padėkosiu ir likusiems rėmėjams. Tai Renmar Baits, Krante LT, Dipper, Lunar Baits. Be jų nevyktų Lietuvos čempionatai. Ir tikrai džiaugiamės, kad galime su šiais rėmėjais siekti aukštų rezultatų ne tik tai Lietuvos, bet ir pasaulio čempionatuose. O šiemet visų fokusas į Kroatiją, kur 3 Lietuvos čempionato komandos nugalėtojos praėjusios dar ir tą vadinamą kvalifikacinį barjerą, būtent Lietuvos čempionatą, įveikę testą, keliaus į Kroatiją, rungtis su beveik 33 nacionaliniam rinktinėm iš viso pasaulio. Pernai metais mes buvome irgi Kroatijoje, ten Lietuvai pavyko iškovoti 9 vietą. Kiek sudėtingi burtai buvo, kas lėmė, kad rezultatas galbūt buvo ne pats aukščiausias. Na, bet šiemet vėl 2 nauji telkiniai, ne ta pati vieta. Regionas tas pats, bet tenais vėl iš naujo bandysim įrodyti savo pajėgumą,
Galbūt tilkiniai bus kiek dėkingesni, galbūt burtai bus kiek dėkingesni. Bet čia šiuo metu galim vėl perleisti savo dėmesį į 44 sektorių. Čia vyksta žuvies traukimas. Sveiki, vyrukai. Na ir galbūt galėsim pasidžiaugti dar vienu laimikiu. Romantiški vaizdai, pasileidžiantis saulė, traukiamas laimikis. Štai, laimikis pabėgo. Nepavyko užgraibštuoti. Labai apmaudu. Bet yra kaip yra. Gyveni ir mokaisi. Tikrai galima buvo užgraibštuoti, bet fortūna sako ne šį kartą. Na, o čia vienas burbuliukas berods vandenyje. Keliaus ant svarstyklių. Ir sužinosime, su kokiu svoriu pavyko komandai atsidaryti. Nedidukas. Kokie 2-3 kg tikrai yra gerai. Jau nesausas. Keliauja žuvis į svėrimo maišą. Tikrai jaunimas jaučia ir įtampėlę, kai tiek žmonių priguža į sektorių, tikrai visų akys yra nukrypusios į juos. Viskas dar ir yra filmuojama, tai manau, čia streso lygis 3000. Bet gerai. Taip mes grūdinam, pratinam prie visko, kas laukia galbūt ateityje ir vėliau bus tik tai paprasčiau. Galbūt pasiseks geriau įsisavinti žinias, galbūt priprasti prie to pačio ir medijos dėmesio, prie to pačio teisėjų dėmesio, išorės dėmesio. Ir susvėrus žuvį atsidaryti šiuose varžybose. Dabar žuvis apsivertė pati, viskas gerai. Keliauja ant svarstyklių. Pirmų varžybų jauduliukas tikrai duoda savo, visi turbūt buvote irgi panašiose situacijose. Kas nebuvote, tai, kaip matote, šono stebėti visą laiką atrodo paprasčiau. Na, o paskui dalyvaujant varžybose pats pamatai, ant kiek esi stiprus, ant kiek esi pasirengęs. Tikrai visus kviečiu taip pat nevengti sudalyvauti vienokio arba kitokio lygio varžybose, įgyti neįkainojamos patirties, susipažinti su sportinė karpių žūklė iš arčiau, dalyvauti sportinės karpių žūklės atrankose. Jaunimą taip pat raginame ir kviečiame dalyvauti varžybose, nes būtent įgyta patirtis ir žinios iš tokių žmonių kaip Rimantas Kičas tikrai yra neįkainojamos ir ateityje tikrai labai stipriai pravers. Krantai paplauti, atsargiai. Keliaujame su teisėjais toliau. Liekame Rimantą dar duodant keletą paskutinių pastebėjimų. Na ir čia ką? Sversim? Sversim. Gerai. Pabūsim čia truputėlį. Sekėsi neblogai, matom, žuvyčių yra. Čia, jeigu įtartina, nežinot, čekint reikia, nereikia. Čekint reikia tik tuo atveju, jeigu įtartina svoris. Tai prieš pasveriant sakai testas ir tada viskas yra legalu. Va, jau vaizdas džiugesnis negu prieš tai.
Rimantai, kaip prieš tai čia buvo viskas? Nu, prieš tai buvo sunkiai, vyrai tokie buvo tai sušalę, žuvies nieks neturėjo, o dabar vat, jau matau ir nuotaikos yra. Ir nuotaikos yra darbingos ir kiekvienas žvejys džiaugiasi atsidaręs, ypatingai dar telkinė, kuriem niekada negaudė žuvies. Aš manau, kad čia pirmiausias ir didžiausias turbūt iššūkis buvo išsimarkiruoti dugną, kas irgi nėra lengva užduotis. Jiem labai buvo sunku markiruotis, daug kam nekilo, labai daug markerių priplėšė jaunimas, aišku, neturi patirties, šiek tiek, aišku, gerokai po markiravimo, čia turbūt apie 4 valandą gal buvau, tai pakalbėjom, kaip kartais tam tikrose vietose spręs tam tikras problemas, kad tiesiog sutaupyti laiko ir, kaip sakau, pinigų ir nepriplėšyti įrankių. Rimantai, kaip pats jautiesi toks truputėlį kaip ir mentoriaus vaidmenyje, ne tik tai teisėjauji, bet matau, kad tikrai nešikšti patarimų jaunimui. Tai sakykime taip, kad vis tiek pats didžiausias tikslas, sakykime, šio etapo teisėjavimo tai ir buvo jaunimas, nes man tos taškos ir buvo prašymas, kad padėčiau jaunimui, ta prasme, su pačia žvejyba, su gaudymu, tiesiog ne taip, kad kažkurie išskirtiniai komandai ir taip toliau, ir ten su kažkokiais tai ar masalais ar dar kažko, bet tiesiog elementariais patarimais, kaip elgtis sektoriuje, kaip gaudyti, kaip maždaug įsivaizduoti vandenį, kas čia atrodo, iš kur galimai gali tikėtis gal žuvies ir taip toliau. O jie visus sprendimus prisima patys. Ta prasme, elementarius tokia bazė, kurią jie, kaip ir gali panaudoti, nepanaudoti, o toliau jau ją turi, kaip sakau, šlifuotis jie patys. Gauna tuos vadinamus pagrindus. Pagrindus, taip. Jeigu nori, gali sakyti testas, bet čia tikrai ne testas. No stress. Taip, pirmoji žuvelė, 3 kg 850 gramų. Dabar kiek liaunesnis karpiukas keliauja į svarstyklės. Ir čia tuoj bus aišku, koks jo svoris. Du kilogramai 150. Mažukai. Čia kol laimikis yra paleidžiamas, kitas jau yra paruoštas. Ir teisėjam belaukiant žuvies galim paklausti. What was the biggest carp caught in Balate Ezers? 20 kgs by something. Last week 19.2. Was it Latvian championship or just random? Just random fishing. Na, praeitą savaitę 19 kg kažkas ištraukė. Reiškia, čia kaip apetitui sužadinti, galima sakyti, žvejams. Pasakyti, kad čia ne tik mažiukai yra, čia yra ir didelių vyrai. Viskas jūsų rankose. Tikrai sugebėsit, tikrai galėsit, tikrai ištrauksit. Koks gražuolis, čia irgi apie 2 su kažkiek. Kabinam ant kablio. O, štai autorius, gražu, žvynius, svarstyklės rankose, 19 kg 200 kažkiek, tai pirštas uždengia. Gražuolis, tikrai, užskaitau. Na, ežeras tikrai nemenkas, tai dabar jau esame mes jo galbūt netgi sakyčiau čia šiaurinis krantas, šiaurinės pietų truputėlį taip kampu saulė teka, tai galimai čia vėjas dabar į šitą pusę neša visus jaukus ir iš ano kranto, tai visko gali būti, kad čia jaunimui ir gali ir kibimas prasidėti ir atsirišti, na bet bent šiuo metu kol kas yra
ramybė ir laukiama sekančių kibimų. Šį poras po truputėlį vėsta, tiem, kam aktuali yra temperatūra, vėjukas jau grinai pasisukęs iš vakarų. Raju Lake 16.6 last week as well. This is another lake what we have in our city. Čia prie Balotės yra kita miestė, dar kitas ežeras, irgi toks gražuolis. Where we make championship of the world in 28. It's the C zone, maybe. Should be, yeah. A, B here, and another like C zone. So mentioning the World Championship, is it gonna be 26 or is it gonna be later? 28. 28? Yes, the men's. Not women's and youth, but men's, yeah. Aha, tai vat ir truputėlį šviežesnės informacijos. 28 metai dabar kol kas yra kalendoriuje pasaulio sportinės karpių žūklės čempionate. Taip, kad matau, kad labai teisingas sprendimas, nes visą laiką ėjusi kalba apie 26, kaip ir verti truputėlį Latvijos verstis per galvą, bet dabar 28 metai tikrai yra teisingas sprendimas, nes komandas suspės įrengti sektorius, pasiruošti varžyboms, nes čia apsilankiusi FIPSET organizacija taip pat organizatorių patį Latvijos stūmė link to, kad padaryti kuo daugiau sektorių, kad galėtų priimti dar didesnį kiekį žvejų, bet aš kiek suprantu, čia vis tiek 28 metais neapsiribosim vienu ežeru ir reikės per 2 telkinius gaudyti. Na ką, čia viskas? Viskas, gerai. Keliausime pas vyrus? Tai ta gaida uždarome šį epizodą. Ačiū, kad stebėjote, jungsimės dabar iš kito kranto ir tenais žiūrėsime, galbūt dar spėsime kažką pasverti. Ir kitoje pusėje tai irgi viskas baigta, taip kad dėkoju už dėmesį, laukite vakarinio podcast'o, susigirdėsime, čia buvo Mindaugas Plukys ir Rimantas Kičas, atsisveikiname su jumis, iki greito ir ačiū, kad žiūrite.